Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video apžvalgą. Labai šiandien svarbi apžvalga, kadangi įvyko istoriniai įvykiai kriptovaliutų rinkoje, įvyko dvigubas palūkanų mažinimas ekonomikoje, kuris paveiks rinką labai teigiamai ir dvigubas palūkanų mažinimas nebuvo įvykęs daugiau nei 10 metų, tai apie tai ir apie daug kitų dalykų pakalbėsime. Bullrunas jau visai ne už kalnų, manau tai yra jau mėnesių klausimas, kada išvysime labai didelius ir stiprius kainų judėjimus, taigi žiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo ir sužinosite visas aktualiausias naujienas, kurios paveiks kriptovaliutų rinką. Taigi tiem, kas nori pradėti prekiauti, dabar yra pats geriausias momentas, pradėkite naudoti Bybit brokerį, su mūsų linku gausite labai daug nemokamo depozitų bonusų, tai reiškia padarysite depozitus ir gausite iki 30 000 nemokamų pinigų, tai reiškia iš Bybit, kuriuos galėsite investuoti ir su jais prekiauti, tai reiškia tiesiog gausite daug bonusų, taigi linkas apačioje tiem, kas nori išmokti prekiauti ir investuoti profesionaliai ir užsidirbti rimtus pinigus, irgi tą daryti yra pats laikas, irgi linkas apačioje ir mūsų nemokama grupė. Taigi daug resursų yra aprašyme, kviečiu juos pasižiūrėti, o dabar keliaujam tiesiai į video ir apžvalgą. Tai kas vyksta iš techninės pusės, tai yra gana akivaizdu. Mes turime double bottom formą, čia turime labai stiprų supportą, matome, kad jis laikė net 3 kartus ir nebuvo pralaužtas. Ir mano nuomonės jau nebebus pralaužtas. Tai tie žmonės, kas dar nori nusipirkti bitkoiną žemiau 50 000, nes atsimenu buvo tokių komentarų, mano nuomonė tai bus jau neįmanoma, kadangi vienintelis dalykas dar kas galėjo numušti kainą, tai buvo Japonijos banko palūkanų pakėlimas, bet tai neįvyko. Ir dabar aš jau labai abejoju, ar mes dar pamatysime bitkoiną žemiau nei 50 000. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, tai bitkoinas yra vis dar kanale. Mes kol kas lėtai, bet užtikrintai keliaujam ties viršutinių resistance, viršutinių kanalų. Tai yra kol kas svarbiausias resistance lygis, kuris jau kai bus pralaužtas ir tai vyks maždaug čia, tada jau įvyks mūsų bullrunas, kurio visi laukia ir kaina pradės eiti viršų, pradės eiti bitkoinas ir tada pradės eiti ir visa rinka. Kada tai įvyks, sunku pasakyti, bet šiame video labai apžvelgsime daug naudingos informacijos ir galbūt mums tai padės išsiaiškinti, kada tai įvyks. Taip pat čia matome, kad atsidūrėme ties resistance lygiu, labai akivaizdus resistance lygis. Čia kol kas yra double top formatas formuojasi, tai greičiausiai reiškia arba konsolidaciją trumpalaikę, arba atsitraukimą atgal ir tada, mano nuomonė, judėsim toliau į priekį. Ir šiaip, labai jau daug tokiais rimtais impulsais pajudėjome į viršų, todėl mano nuomonė, kad kainą vis tiek reikia truputį atsikvėpti ir kažkur čia atidaryti buy pozicijas būtų tikrai neblogai. Aš jau užsidariau savo didžiulį long poziciją, kurie irgi dalinausi nemokamoje grupėje. Tai tiek apie bitkoiną. Dabar kas yra labai svarbu kitose rinkose, pažiūrim, ką daro S&P 500. Tai S&P 500 tai irgi yra akcijos ir visa kita skaitosi kaip rizikingesnės investicijos, tai yra rizikingesnių investicijų klasė ir todėl mes juos apžvelginėjomės ir kriptovaliutos ten priklauso. Tai reiškia, ką daro akcijos, tai kriptovaliutos labai dažnai seka tą rinką. Tai kas vyksta su akcijomis S&P, tai kad tai pralaužė pagaliau visų laikų aukštumas. Taigi nueinam šiek tiek į didesnį time frame ir ką mes matome, pasižiūrėkite štai čia. Mes matome, kad pralaužėme visų laikų aukštumas, tai akcijos dar niekada nebuvo taip aukštai, jų vertė nebuvo tokia didžiulė. Ir ką tai reiškia, tai yra labai pozityvus dalykas bitkoinui, nes akivaizdu, kad jeigu kils akcijos, kils ir kriptovaliutos ir kitaip negali būti. Taip pat tada galim pasižiūrėti į auksą. Auksas taip pat labai stipriai performina. Pasižiūrėkit, jis jau seniai pralaužęs irgi savo visų laikų aukštumas ir jis labai stipriai atrodo. Pasižiūrėkit, tiesiog pompuojasi kaina ir tiesiog yra žalios žvakės spausdinamos į viršų ir į viršų ir į viršų. Tai irgi bitkoinas dažniausiai atsilikdamas mėnesio ar 2 seka auksą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar rizikingos investicijos labai smarkiai juda į viršų ir jos yra patrauklios dabar ir tai yra tiesiog dar vienas argumentas, kodėl bitkoinas greitų metu judės į viršų, nes jis paprasčiausiai seks, kas vyksta kitose rinkose. Taip pat irgi, ką daro altcoinai, tai čia yra altcoinų rinka išskaičiavus Ethereumą ir Bitcoiną, tai nueinam į daily grafiką. Mes matome, kad turėjome labai stiprų resistance lygį, kuris laikė labai ilgai, gal pusę metų, ir taip pat supporto lygį. Ir kas dabar įvyko, kad mes dabar išsilaužėm iš šio ilgalaikio, stipraus
resistance linijos ir dabar esame ties štai čia, kur testuojame vėl tą liniją ir irgi tai man parodo, kad dabar yra labai gera vieta atidarinėti long pozicijas. Aišku, čia yra visa rinka, čia daryti long pozicijos negalima, bet kokia esmė, kad mes išsilaužėme iš resistance ir dabar jį testuojame. Tai yra labai iš techninės pusės, tai yra tiesiog kaip iš vadovėlio, kaip iš tik grinos teorijos, išsilaužėme iš resistance ir jį testuojame ir pagal teoriją turėtume judėti į viršų. Tai čia yra tiek techninės analizės. Dabar peržvelgime, kas vyksta makroekonomikoje, kas vyko istoriškai. Tai istoriškai matome, kad įvyko halvingai ir tada vis ta bitcoinas paeina į viršų ir juda į viršų. Ir dabar vėlgi matome, kad čia įvyko halvinimas ir bitcoinas labai stipriai performino, čia įvyko halvinimas, bitcoinas stipriai performino ir dabar irgi vyko halvinimas ir pagal laiką jau matome, kad jau labai arti yra, istoriškai esame labai arti to laiko, kada bitcoinas labai stipriai pradeda judėti į viršų. Ir vėlgi tai ties mėnesiais, dabar turime October, angliškai tai yra artėjant į spalį, kur užsieniečiai vadina Uptober, nes tipo, kad eina kainos į viršų, o vadina Uptober, nes ką mes to ir apžvelgsime, nes bitcoinas labai stipriai visada pasirodo ir visos kriptovaliutos pasirodo per ketvirtį, tai yra per spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius. Tai spalio mėnesis tai yra labai stiprus, netgi vienas stipriausių istoriškai mėnesių, dėl to kai kurie tiesiog vadinasi Uptober. Pavyzdžiui, matosi, kas 2023 metais įvyko, tai praeitais metais matome, kad turėjome labai stiprų pakilimą į viršų. Ir dabar 2024 metais matome, kad viskas gana panašu ir tikimės irgi nemažų pakilimų. Tai čia yra tiesiog, kas vyko istoriškai. Tai pasižiūrėkime dabar Šitas grafikas man labai patinka, čia yra skaičiai mėnesiais, tai reiškia kiekvieną mėnesį, kaip stipriai performino bitcoinas. Tai pirmas dalykas, tie, kas sekat kanalą, atsimenat, kad mes galvojom, ar rugsėjis bus žalias, ar nežalias, ar raudonas, bet visgi buvo teigiamas, vėlgi plus 8%, tai labai gana rimtas judėjimas į viršų. Ir ką tai reiškia, tai nuteikia labai pozityviai, kad bus labai rimtas Oktober, tai yra spalis. Pasižiūrėkite į spalio mėnesio gražas. Plus 30%, plus 5, plus 40, plus 30, plus 10, plus 50 beveik, plus 14, plus 33 ir panašiai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad istoriškai spalis ir lapkritis yra geriausi mėnesiai kriptovaliutom. Tai irgi, kas seka šitą kanalą, šitą informaciją jau turbūt žinot. Bet ką labai svarbu, kodėl yra aktuali, todėl, kad mes jau įžengėme į spalio mėnesį, netgi rugsėjis buvo teigiamas ir spalio mėnesis istoriškai yra labai taip pat teigiamas mėnesis. Ir mes dabar jau įženginėjame į spalio mėnesį. Dabar koks istorinis įvykis atsitiko, kai kurie gali vadinti tai, nevadintų tai istoriniu įvykiu, bet aš tai vadinčiau istoriniu įvykiu, tai yra palūkanų pamažinimas. Tai vėlgi, kas vyko Amerikoje, tai palūkanų pamažinimas, kaip jau žinote, jeigu sekate šį kanalą, kad visada labai teigiamai paveikia rinką, kadangi tiesiog visą ekonomiką stimuliuoja ir teigiamai paveikia, reiškia sumažina palūkanas, verslai gali daugiau skolintis, verslam yra geriau, jie investuoja į plėtrą, atsiranda darbo vietos ir panašiai ir visi turi daugiau pinigų ekonomikoje, tai yra stimuliuojama ekonomika. Ir tai reiškia, kad kai daugiau žmonės turi pinigų, jie daugiau investuoja ir dažniausiai rinkos juda į viršų. Todėl visada istoriškai palūkanos yra labai svarbu. Tai dabar kokia yra esmė? Esmė yra tokia, kad čia buvo aukščiausios palūkanos jau nuo labai seniai ir įvyko dvigubas mažinimas palūkanų, nes dažniausiai palūkanas pamažino 0,25%, o čia pamažino net 0,50%, yra dvigubas mažinimas, kuris paskutinį kartą įvyko, ten aš dabar tiksliai neatsimenu, gal 2007 metais, manau, nesu tikras, reiktų žiūrėti, bet va čia matosi, kad keli dvigubi buvo pamažinimai. Tai realiai yra tiesiog labai agresyvus mažinimas, nes norima kuo greičiau stimuliuoti ekonomiką. Ir iš karto ir prasidėjo visi judėjimai. Visi šie teigiamai judėjimai prasidėjo jau savaitę, kelios dienos prieš tą paskelbimą, kad bus mažinamos palūkanos ir tada dar paskelbė tą mažinimą ir matome, kad tai dar labiau pastimuliavo kainą į viršų. Bet čia svarbu suprasti, kad čia yra long term dalykas, ilgalaikis perspektyvos ir ilgalaikiai perspektyvoje tai bus labai naudinga kriptovaliutom. Netgi trumpalaikiai perspektyvoje jau kaina eina į viršų, ilgalaikiai perspektyvoje mes vis gausime daugiau ir daugiau mažinimų. Pavyzdžiui, štai čia šiuo įrankiu matome apie mažinimą, tai
Dabar sekantis susirinkimas bus beveik ties rinkimų data, tai yra lapkričio 7. Ir lapkričio 7 mes matome, kad irgi akivaizdu, kad bus dar vienas mažinimas. Tai dar bus pigesni pinigai pasiskolinti, dar daugiau žmonių ir verslų juos skolinsis ir jie ateis į kriptovaliutų rinką. Tai irgi labai pozityv dalykas. Tai reiškia, vyko dvigubas mažinimas ir dabar čia irgi žmonės tiksliai nežino, ar lapkričio mėnesį taip pat įvyks dvigubas ar viengubas mažinimas. Dabar vėlgi pažiūrim, kas gero vyksta su ETFs. Tai irgi Bitcoino ETFs, tai irgi grįžo pozityvus sentimentas į rinką. Mes matome, kad jau turėjome neblogas įplaukas, tik vieną dieną realiai buvo neigiamos įplaukos, o visas kitas turėjome teigiamas įplaukas. Tai reiškia, vėlgi grįžta teigiamas sentimentas. Visada gerai turėti institucijų teigiamas įplaukas, nes tai tiesiog paspartina kainą. Tai kai yra teigiama, tai yra labai gerai. Tai nėra kažkoks kertinis dalykas, kuris nustums kainą į viršų arba į apačią, bet tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, matome, kad BlackRock niekada neparduoda savo bitkoinų. Tai jie žino, kas laukia, jie žino, kad bus didžiulis kainų judėjimas, nes jie neparduoda. Kiti matome, kad kai kurie parduoda, kai kurie neparduoda. Pagrinde Grayscale pardavinėja, kurie pardavinėjo nuo pat pradžios, bet iš esmės matome, kad visi pirka, o ir BlackRock niekada neparduoda. Taigi tokios teigiamos naujienos. Ir paskutinė kita bus istorinė data, kuri vyksta tik kas 4 metus, tai yra rinkimų rezultatai Amerikos. Tai žinote abu du kandidatus, apie juos irgi dažnai kalbu kanale, taigi kol kas jau apie tai nekalbėsime. Bet iš esmės irgi dar viena data, kuri istoriškai labai nutrenkė tiesiog su trenksmu kainą į viršų. Taigi pasižiūrėsime, ar spalis bus teigiamas, istoriškai jis buvo teigiamas, ar mes pralaušime tą ilgą kanalą su šiuo resistance lygiu, kuris laiko jau daugiau nei pusę metų. Mano manimu, aš nesu tikras, ar spalio mėnesį pralaušime. Manau, link spalio pabaigos yra labai geri šansai atsidurti jau šiek tiek virš kanalo viršaus ir tada kažkur lapkričio pradžioje jau tikrai šausime į viršų. Tai akivaizdu, mano nuomonė, istorija nemeluoja ir istorija pasikartos. Tai kol kas vien tik teigiamos naujienos. Vienintelė grėsmė, kuri buvo, tai kad Japonijos bankas pakels palūkanas, bet jis to nepadarė. Tai yra labai gerai, nes atsimenate, kas buvo praeitą kartą, kai pakėlė palūkanas, buvo Japanese Yen Carry Trade. Iš esmės rinka labai stipriai nuvažiavo į apačią. O dabar jau yra stiprus ir Bitcoinas, stiprios kitos rinkos ir stiprus altcoinai. Taigi irgi, jeigu norite išmokti prekiauti, investuoti, pasižiūrėkite linko apačioje. Dabar yra pats geriausias laikas pradėti prekiauti, pradėti mokytis, prisijungti į grupės ir stebėti rinką, nes įvyks daug rimtų ir didelių judėjimų. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, spausti like, subscribe ir susitiksime kitame video.